Sveikučiai, 26 dienos ryts, taigi turim po 6:43 ir kokį 20 minučių jau atsibadęs esu, bet iš lovytės nekilau, čia kol kas taip kimarinu, matos per langą, šviesikį jau šviečiu pabiškį, vėl šiandien nusimato belė kokią karštumą dieną, tai nežinau, reik manau pabiškį kilti. Gal išeis kažkur kavytas pasidaryti, nes šiaip kavinukės ar arbatinukų kažko tokio nemačiau, bet tai tam balkonė galvoju, kad kur rūbų džiovinos šiaip jaučiu išeitų, užsikaisti ten to vandenuką pasidaryti kavytas. Tai žodžiu, einu pasižiūrėti rūbai išdžiovę ir galbūt kavytas prie tą pačią pasidarysiu. Jau viską atsinešiau, čia pasirašiau prisipylęs vandens. Sakau, reikia patikrinti spinteles, nes taip tai čia... Kaip matot, tuščia atrodo, pirmas spintelės dariau, du arbatinukai yra. Tai, normaliai užsikaisiu vandens, o ne sanu, pataupysiu dujas. Tai va, pasidariau kavytės, pažiūrėsiu čia video. Dar savo video truputį paeditinsiu. Dabar turim 7:30, tai dar biškį ankstoka. Tai neskubant iki kokį 9, manau, reikėtų pasišalinti. Tai ramiai kavytės atsigersiu čia. Video pažiūrėsiu, savo biškį video paeditinsiu, eisiu gal dar nusimaudyt ir reikės kilti po truputį. Ir šiandien judėsim į Zagrebą, į Kroatiją. Žodžiu, nusimaudžiau, apsirengiau, jau biškį dviratį čia apsidėliojau. Ten jau kitas tašės irgi jau viskas sudėta. Žodžiu, iš dušo išėjau čia nusimaudęs. Erkę radau įsisirbusi. Tai išsitraukiu vadabačiai erkikė. Ką žinau, gal nieko blogo. Šiaip esu pasiskiepijęs nuo erkių. Dar galiuojantis tas skieps yra. Bet siek nemalonu tokį rasti gyvūną pas savęs. Tai žodžiu, ką žinau, dedaus toliau tašęs. Ir bandau judėti, šiaip galvoju iki 9 išjudėti, bet dabar jau po 9:15, tai da kol čia užsidėsiu tas tašikės, kol išeisiu jau ir pusė 10 bus. Tai išvarėm į lauką, jau susikrovau tašikės viską. Tai žodžiu, pradedam šiandien nuo 2189 km. Ir šiandien tikslas kirsti sieną į Kroatiją ir pasiekti Zagrebą. O toliau bus matyti. Šiaip manau, Zagrebą turėčiau kokią 5 valandą pasiekti, gal anksčiau net, tai dar spėsiu ten kažką apsižiūrėti, manau. Žodžiu, judu. Dar be to, iš po vakar tebe turiu tą sumuštinį, kur pirkau, dar nesuvalgiau. Tai bandysiu gal kokią degalinę davažiuoti, pasimti kavytės ar kažko, ar gal ne kavytės, nes turiu ir energetinę kažkada sustoti ir reikės pavalgyti. Vėl koksai kačiuks atėjo. Kokia mažama. Ateik čia, kačiuk. Eik. Kokia mažama. Ateik, kačiuk, nebijok. Geras, Koks baugus. Arba dar nelabai gaudos aplinkui. Koks mažiukas. Gerai, užtekšės to kačiukų žaisti, reik varyti. Kocianą paliekam, grįžtam į maršrutą. Iki maršruto, kad grįžčiau, liko 4 km. Tai čia nedaug, palyginus nuklydęs buvau iki to hoteliuko. Žodžiu, grįžtam į maršrutą, biškį kažkur paminsim ir manau reikės tą sumuštinį suvalgyti, nes visai kaip ir jau norėtas valgyti, bet iš pradžių paminsiu truputį. Sugrįžau į savo maršrutą. Judam toliau, kažkiek dar paminsim ir reikės stoti pavalgyti. Nežinau, arba kažkokią degalinę surasiu ir kavos pasiimsiu, arba šiaip kažkokį soliuką susirasiu, ten atsisėsiu ir pavalgysiu tos savo paslitukus. Dabar važiuoju pro kažkokius kaimus, tai tenai šiltnamiai, čia šiltnamiai ir visur braškynai. Tai čia miniu pro tos laukos braškėm, kvep visur.
visai gal nieko būtų sustoti, kelias braškės nusiskinti. Mačiau neblogas ten tos braškykės pravažiuojant. Bet tiek to, ką čia lysi pas kitus žmonės į fermas. Žodžiu, apie 15 km jau numyniau, dar nebuvau niekur sustojęs. Tai jaučiu, va čia kažkokį miestuką davažiavau. Susirasiu kokį... O! Tiks ir čia. Atsisėsti yra, pavėsiuks yra. Tiek man ir tereik. Tai žodžiu, stoju, suvalgau sumuštinuką. Turiu tą energetinę atsigersiu, kol da kažkiek šalts. Nes šaldytuvą laikiau per naktį. Žodžiu, ir įdėsim toliau. Visai čia neblogai šiandienas. Nu va, pailsėjom, pavalgėm. Čia kokį apie 15 minučių prakimarinom. Judam toliau šitą kryptim. 50 km iki Zagrebo. Tai jeigu iki Zagrebo 50 km, tai iki Kroatijos sienos apie 30 km lika. Tai šiandien dienikį vėl, kaip matot, bėda kokią karštumą. Pagal tą, ką laipsnis rodo, tai lygiai tas pats, kas vakar. Tiek naktį, tiek dieną tokia pat temperatūra. Tai vėl šiandien turėtų būti diena apie 3-4, 3-5, gal net iki 3-6. Tikiuosi nesudegsiu čia per tos karščius. Nu ką, paskutinis kalniuks įveikts. Daugiau iki Zagrebo nebebus jokių kalnų, vien tik lygumas. Tai žodžiu, likusi dienos dalis turėtų eitis lengvai. Nu, nebent tas karštis žudys. Bet kalnų tai jau daugiau nebebus šią kelionę. Nu, ne šią kelionę, iki Zagrebo, tai šiandien. Jau čia parduotuvikė. Užstosiu greitai kažką. Apsiprekint, čia toksai mažas miestuks. Tai neturėtų pavogti dviratuką. Gerai, užlėksim, tuoj pasižiūrėsim, kas čia gera. Pasiėmiau vandenuką dasipildyti, sivendėjusą, sausainių ir ledą. Tai susipilsiu vandenį, suvalgysiu ledą, o tos toliau įsimesiu į kelionę. Va, į Zagrebą jau turim ženklą. Pirms kol kas, kiek pamačiau, kad jau į Kroatiją kažkiek ženklai būtų. Žodžiu, iki Zagrebo 3-7 km, iki sienos, nežinau, koks 12-15, kažkas į tą pusę. Nu, kągi čia turim? Kroatijos sienos ženklą. Labai pavargė šitą ženklas. Čia tos emblemos Kroatijos net nelabai matos. Nublukus visa. Nu bet ką, pasiekėm Kroatiją. Labai smagu. Tai kas čia liko dabar? Po Kroatijos Bosnija, Montenegro, Albanija ir jau Graikija bus. Tai jau pagal valstybę žiūrint jau daugiau negu pusę pravažiavau. Tai žodžiu, atsikvėpiam čia porą minutikių prie to ženklą ir važiuosim toliau. Tai ką, kirtom Kroatijos sieną, jau Kroatijai, iš karto šunis loj. Žodžiu, iki Zagrebo turim 28 km. Tai nežinau, po truputį judam. Gal kažkur reikės į kokią kroatišką užkandinę sustoti, ar kažką tokį. Nu, da gal ne dabar. Da dabar nesinoriu valgyti, kiek čia dabar valandų turiu. O valandų turim be 21. Tai dar kaip ir truputį ankstoka. Tai nežinau, už kokios valandikės. Arba gal iki pačią Zagrebą, kaip davažiuosiu, tenais kažką pavalgysiu. Ką čia turim? Pirmą Kroatijos vėliavą. Čia kokį kilometrą jau ten nuvažiavau, tai Kroatiją jau iš karto radau. O Austrijas, atsimenu, pirmą vėliavą, kol pamačiau, apie 10-15 km reikėjo nuvažiuoti. Žodžiu, gerai, judam toliau, šiandien neblogai judas. Jau, nežinau, kokius 5 km turiu padaręs. Tai žiūrėsim, jaučiu, kad ne Zagrebe šiandien mėgosiu. Nes Zagrebe turėčiau, manau, iki kokios 2 valandos būti, tai jaučiu, kad iki kokią kitą miestuką tolim pavažiuosiu jau. Stebėjau, tai bjaurūs kalniukai čia. Tie, kur būn gulintis policininkai Kroatijoje. Jau reikia gerai nusimušti tą greitį iki kokį 15, kad nebūtų skaudžiai. O kur buvo bet kur kitur, realiai, kad ir toj pačioj Slovenijai važiavau, ten 20-30 gali drąsiai pravažiuoti pro tos kalniukus. Nieka nebūna, čia jau aštrus, reikia nusimušti tą greitį. Nu, iki Zagrebo 20 km, bet jau noriu valgyti.
Tai buvau pamatęs tokią kavinukę ką tik prieš porą minučių. Sustojau, užėjau į vidų. Tai sakė, nieko, neturiu valgyti, tik tais gerti, jeigu noriu kažką. Tai sakau, tiek to, nieko tada nereik. Tai žodžiu, minam tolyn, nežinau, adatemsi, nedatemsi iki to Zagrebą. Jeigu jau labai norėsiu, tai turiu tą Sevendeisą, tai sustosiu Sevendeisą suvalgysiu ir tikrai tada datemsiu. O koksai kalnas atsivėrė prieš mane. Nemažas. Gerai, kad nereikės čia man jį minti, nes važiuosiu link Zagrebą, o Zagrebs tenais į tą pusę. Tai nereikės kabinti to kalną. Kol kas čia Kroatijoje apie 15 km nuvažiavęs, tai pirms dviračių taks. Nu šiaip kol kas keliai tai neįspūdingi, kiek matau. Jeigu plentu važiuoti ten tarp mašinų, tai ne kažką, duobės, lopai visokie ir panašiai. Čia dviračių tokius, tai viskas gerai. Neturiu priekaištų, bet keliais važiuoti tai nieko gero čia Kroatijai. O ką čia turim? Zagrebą. Reiks sustoti, nuotraukytę, pasidaryti ir varyti, pavalgyti kažkur. Wow! Iškrito dviratuks net. Nieko, viskas tvarkoj. O čia kokią upę kertam. Neblogai. Labai srauni tokia atrodo. Iššokčiau, tai iškart sravienų neštų. Žodžiu, dabar čia tik įsivažiavam į tą Zagrebą. Tai čia dar kokių porą kilometriukų čia reikės pavažiuoti, kažkokią užkandinę rasiu. Tai varom, po biškį apsižvalgom. Dar gal kokių suvenyrų rasiu. Parduotuvėje kažkur kažką suvenyriukų pasimti. Nu, radau kažkokį restoraniuką ar kas čia nežinau. Žodžiu, jaučiu, stoju čia. Lygtais turėtų būti valgyti, kaip matau. Nes staliukai viskas yra. Kažką tais pavalgysim. Atkeliavo mano maistuks. Pasėmiau Zagrebą vištienos steiką, toksai pavadinimas. Ir pasėmiau apelsinų sulčių, bet čia visokių padažiukų atnešė dar kažko. Tai žodžiu, skanaus man. Žodžiu, viskas skanu, viskas gerai. Tik labai įdomiai. Čia viduj tam vištienos suktinukiai yra ir sūrė, ir šoninės. Tai žodžiu, sotus toksai vištienas tas steiks gaus. Nu, privalgiau kaip reikals. Net ne viską suvalgiau, kokį 8% visko te suvalgiau, taip jau visas persivalgęs jaučiuos. Tai žodžiu, dabar jau baisiai nepaskubėsiu. Čia toksai visas išsipūtęs, tai iš Polieto. Judu link Zagrebo centrą, apsižiūrėsiu, kas ten centre gera. Mačiau, kad suvenyrų parduotuvė, kai tenais kelias yra, tai galimai rasiu to, ko noriu. Ir nežinau, tada žiūrėsim, ką toliau šiandien sugalvosim, kiek dar kilometrų minsim, ar neminsim. Nu žodžiu, čia toj Kroatijai tai tragedija keliai, iš tikrųjų. Jau skundžiausi, kad Slovakijoje buvo tragedija keliai, tai čia Kroatijoje dar baisiau. Čia pro tą Zagrebą važiuoju, tai vien duobės, visokie šulinių dangčiai, paskui visokių stiklų visur pridaužyta, primėtyta. Žodžiu, tragedija, belia kokia iš tikrųjų šitas kelias. O čia dar niekas nepravažiavau 30 km ir jau matau, kad čia kol kas tragiškiausia kelionės vieta iki šiol kelių atžvilgių, tai yra Kroatija. Jau per 30 km užknisa ta Kroatija. Gatvėm važiuoji, tai visokias fūras, mašinas, dar kažkas lenda. Šaligatvis neįmanoma važiuoti, nes kaip matote, šaligatviai bordiūrai baisus. Žmonės irgi per visus šaligatvius vaikšto, mašinas irgi ant šaligatvių sustatytas. Kartais tiek tų mašinų pristatyta, kad net neim pravažiuoti, turi į gatvę šokti. Tai jau į gatvę neim šokti, nes bordiūrai vos nepusmetriniai, nu žodžiu. Čia dviračių infrastruktūra tai 100% blogiausia, kiek kol kas buvo per visą Europą, kiek čia važiuoju. Nu va, kad ir dabar, tokie keliukai padaryti. Čia irgi kas dabar prieki, nu, nesąmonė į gatvę, turi vėl šokti. Nežinau, čia nesąmonės. Stovi eismą reguliuoja kažkoks kiaušinis čia vidury atsistojęs.
Žodžiu, iki suvenyrų parduotuvės varau ir nežinau, slaukčia iš to Zagrebo. Žiauriai ne kažką miestas. Nu, čia tipo kaip ir Zagrebo centras skaitos. Nežinau, nieko įspūdinga, bent jau atrodo. Jodam iki suvenyrų parduotuvės. Nu va, sustojau suvenyrų parduotuvėje, pasiėmiau kažkokių Kroatijos biškį suvenyrų. Dar ten buvo už kampą šaltinėlis, tai vandens prisipyliau. Tai žodžiu, viskas tvarkoja, dar čia truputį ratuką apsuksiu tam Zagrebe ir judu lauk iš Zagrebe, nes kol kas labai nepatinka čia šis miestas man. Čia kažkokie kaip pilis, nežinau, vėliavas iškeltas. Čia irgi toksai pusiau kaip centriuks skaitos, kaip suprantu. Gerai, nežinomis greičiau iš to Zagrebo ir iš tos Kroatijos. Kas čia dabar? Dviračių taks. Na jūs juokaujat. Su kiekvieną minutę vis labiau nepatinka man čia ta Kroatija ir tas Zagrebs. Šiukšlyns kažkoks grinai. Nu toksai va kelias, ką žinau. Čia bus prasistumti, ein bus pratilpti čia pro visokius duobes. Žodžiu, nesąmonė. Žodžiu, varau į kelią, tingiu čia važiuoti. Zagrebą areną davažiavom. Nu, nemaža visai. Matau Lidlą, užšoksiu greitai Lidlą. Kažką gazuotą atsigerti pasimsiu. Kokią Sprite ar kažko. Nes kažkaip visai norėčiau. Na, taigi pasiėmiau čia kažkokią birzgalą atsigerti. Ten Fantas nebuvo, tai kažką kaip Fantas pasiėmiau, tokio panašaus. Na, žodžiu, žiūriu dėl viešbutuką. Tai realiai nelabai čia kas yra pasirinkima. Pačiam Zagrebe, jeigu norėčiau pasilikti, tai būtų pasirinkima, bet nenoriu aš čia pasilikti. Tai vienintelis variantas, ką randu, tai būtų šits už 55 eurus. Tai čia, nuo čia, kur dabar esu, dar 16-17 km, tai nedaug. Viskas tvarkoja, dabar turim po 4:10, tai už valandikės kokius ten būčiau. O paskui sekantis, tai tik tais nuo čia 60 km, kur kažkas padariau. Tai jau tiek tikrai šiandien nebeminsiu, nes jau dabar turiu kokius 7-5-8 numynę šiandien kažkas tokia. Tai va, tai jaučiu menu dar tą, nu jaučiu dabar jau reikia užsakyti, nes čia kiek 16 km likę, tai greitai čia bus. Tai žodžiu, užsisakau tą hoteliuką, pasiėmu tą kambarį ir dar gali kokią parduotuvę reikės pakeliai užstoti. Vis tiek kiek pastebėjau čia Kroatijai, tai iš vien parduotuvėkės viena ant kitą kampą yra, nereikia rūpintis maistu į ateitį ar kažkas tokio čia. Jeigu jau nori, tai ir stoji ir pasiėmi, žodžiu. Nėra kaip kad buvo Slovėnijoje, kai buvau, kad ir po 3 kilų kokį nebūdavo kažkur parduotuvėkės, tai čia taip nėra. Kokie mašinikį? Neblogai atrodo. Žodžiu, iš Zagrebo jau išvažiavau pačią. Jau biški kažkiek geriau. Aišku, keliai vis dar tragiški, bet nėra tiek mašinų, tai biški paprasčiau važiuoti, bet nu kelių kokybė tai bloga. Žodžiu, iki viešbutuką 12 km. Tai šiandien biški anksčiau tenais nuvarysim. Kokiu 5:30 jau turėčiau būti. Standartiškai į viešbutuką tarp 6-7 dažniausiai atsirasdavau. Šiandien valandikį anksčiau gausis, taip. Bet gerai, mačiau, ten neblogs viešbutuks. Lygtais net baseins yra, tai gal net į baseiną visai kokį iššokčiau. Visai smagiai būtų. Ne po to dušu kaip kiekvieną kartą. Tai žodžiu, nuvarysim, apsižiūrėsim kaip ten situacija. Nu, atvažiavau čia į kažkokį kaimuką. Tai čia šitam kaimukį ir bus tas viešbutuks už kilometriuką kažkur tais. Tai žodžiu, lekiam. Tuoj bus jau vietoje, apsižiūrėsim kaip ten kas. Pažiūrėsim, bus baseiniuks. Jeigu bus, tai tikrai varysiu baseiniuką iššokti. Nu, turėtų čia būti. Kažkur tais. Bandau užeiti iki registratūros, sužinosiu. Nu, tai atvariau į tą viešbutuką. Čia pasilikau lauke dviratį, sakė, drąsiai galiu palikti, čia saugu yra, nes vis tiek tenais vartai, viską čia, žodžiu, tikrai nieks nepavogs.
Tai baseiną nėra, nu tipo kaip ir yra, bet man nepriklauso. Tai žodžiu, viskas kitkas, ką aš čia turiu, tai mano. Tai čia turiu koridoriuką, turiu dar kažką, turiu vonę, čia ką žinau visai nebloga, dušiuks, viską. Čia sakė, viduje rankšluosčiai yra. O pats kambariuks toksai, jau čia biškį daiktų pradėjau kraustytis, jau telefoną paėgiau krautis, viską. Nežinau, šaldytuvuks yra, viską. Nusipirkau kažkokią, tuoj ištrauksim iš kameros. Nusipirkau kažkokią kroatišką alaus, tai einu nusimaudys ir paragausiu, kas čia berzgals. Nu, taigi, nusimaudžiau viską. Dabar čia per kamerą matau, kad biškį krūtinį įdegiau, bet nieko baisaus. Žodžiu, išsiplovau rūbus, kaip ir kiekvieną vakarą. Pasidžiau čia ant saulutės. Nežinau, turėtų, manau, greitai išdžiūti, nes šiandien ir kaip vakar, plus 33-4 dieną, mačiau iki 6 irgi buvo pakelę. Žodžiu, turim 3 valandą nakties, tai taip lovai bekimarinams užmigau, video bežiūrėdams, žodžiu, pavargęs matyti esu, tai dar net nepasikloščiau, lavikės nieko, taip tiesiog kimarinu. Tai žodžiu, viskas, einu miegot labanakt ir pasimatysim rytoj. Labą rytą. Taigi turim 7:30, išgesa, 7:30, 27 dienos ryt. Ką tik atsibudau prieš porą minučių. Tai žodžiu, vakar ten kimarinau lovai, nes neturiu staliuką, editinau ten video, dar kažką, dar pasijungiau kažkokį kitą video žiūrėti. Ir žiūri, atsibudau 3 valandą paryčiais čia. Tai viską nusirengiau, normaliai atsiguliau į lovikę, tai dabar va, kiek čia, 3,5, ne, 4,5 valandas dar numigau. Tai šiaip visai gerai pasiilsėjęs, visai gerai išsimiegojęs. Yra, mačiau arbatinuks tenais kambarį. Reikės daryti. Kavytės pasidaryti, atsigerti. Nežinau, šiandien gal biškai anksčiau iškelti reikės. Matysite, kaip orai čia pranešė, kažkada čia žaibus lietų, reikės pasižiūrėti, kurią čia dieną rodo. Tai žodžiu tiek po biškai. Nežinau, reikia lysti iš tos lovos ir po truputį ruoštis. Nu, taigi turim be 5 minučių 9 jau. Užsikaitęs čia kavytės geriau, video keliu į YouTube, tai nežinau ar lauksiu ar nelauksiu, nes šiaip lietoks internetas lietai kel, bet šiaip planas buvo išgerti kavytę, įkelti video ir pradėti minti, bet čia kokį pusę valandos jau keliu, o dar tik tais 10% rodo, tai nežinau ar lauksiu ar nelauksiu. Dar kol kas truputį karšta kavytė, nors jau senokai užsipildau prieš kokį 20 minučių. Tai išgersiu tą kavytę ir žiūrėsiu, kiek čia bus tų procentų. Jeigu ten kokie apie 20-30 bus, tai jaučiu, kad nelauksiu. Tiesiog susidėsiu visus daiktus ir judėsiu. Gerai, žodžiu, nežmoniškai karšta šiandien. Dabar turim po 10-20. Šiandien truputį susivėlinau, nes norėjau tą video pabaigti kelti. Tai įkėliau, viskas tvarkoj, tai turim po 10-20, dviratuks jau viskas supakuota, taip toliau. Ir šiandien pradedam nuo 2280 km. Tai, žodžiu, judu lauk čia iš to hoteliuką. Mačiau iki mano maršruto, kad grįžčiau 4-5 km kažkas tokio. Tai grįšiu iki savo maršruto ir įdėsiu kažkur tolyn. Žodžiu, šiandien dar nieką nevalgiau. Jau kaip ir norėčiau, turiu sumuštinuką įsimetęs kupriniai. Tai nežinau, kažkiek paminsiu, kaip jau tikrai norėsiu valgyti, tada stosiu, suvalgysiu tą sumuštinuką ir judėsim toliau tada. Čia su temperatūra tai visiškai nesąmonė. Turim dabar 10:30
Ir 34 rodo pusė 11. Tai nežinau, čia vien kol tas tašikės susinešiau ant dviračio, viską pasikrovau, viską susidėjau, jau kiaurai šlapas. Tai nežinau, matysiu kaip čia šiandien. Tikiuosi nebus iki 40 kokį. Nu va, grįžom į savo maršrutą. Tai šiandien turim tokią dieną, kad apie 3-4 valandą rodo lietų su žaibais, su audrom. Tai nežinau, gal visai neblogai. Čia biški nulys. Paskui mačiau rytoj poryt, nors ir nelys lygtais, bet jau laipsniai tenais per kokius ant 4 laipsnių mažiau dieną. Tai turėtų biški atsigauti tą gamtą, nebe toks dušnekščia visur būti. Tai žiūrėsim kaip čia kas, o čia iš tikrųjų nulys su tai žaibais ir panašiai šiandien. Ar čia minsiu ir numinsiu ir pabėgsiu nuo tų visų nesąmonių. Bet šiaip visai net neatsisakyčiau gauti lietaus dabar jau, nes tojus Slovakijai visą laiką pralėja. Tai jau norėjau, kad kuo greičiau baigtas tas lietus. Bet dabar kaip dieną pastoviai po 35, tai visai gal ir neblogai jau būtų tas lietutis. Na, jaučiu, užteks. Matau stotelę. Stojam pavalgyti. Kiek čia nukaitinau, visai čia gerai mynės. 17 km. Nu tai, kaip ir į temą. Galim stoti. Biški užkasim sumuštinuką. Ir judėsim toliau. Nu ką, pavalgiau. Pasistiprinau. Laiks judėti toliau. Judam link Karlovac į miestą. Žodžiu, nuo tada, kai pradėjau iki to Karlovacą, apie 5 km buvo. Tai nežinau dabar, kokie apie 30 esu numynęs, tai kokie apie 20 turėtų būti iki to miesto. Tai ten kažką reikės sustoti, apsiprekinti parduotuvėje ar kažką, gal pavalgyti. Šiaip dabar dar nealkans, bet... Ai, nu va, ženklas. 15 km iki Karlovacą. Tai žodžiu, judam iki tenai, tada žiūrėsim, kaip toliau ką darysim. Čia parduotuvėje čia matau. Einu, pasimsiu vandens, gal kokį ledą pasimsiu. Nes vandenuką kokį puslitrį tebe turiu. O ledas irgi visai nieko būtų, nes žiauriai karšta diena. Nu, apsiprekinom. Pasiėmiau vandenuką, pasiėmiau ledą ir 3 kavytės pasiėmiau, nes jau normali kava kaip yra į pabaigą. Vienam gal arba 2 puodeliam liko. O 3 viename, kaip darydavau tą tokią užpilamą, tai irgi porą gal te likę, tai truputį pasipildyti. Tai suvalgau ledą ir judu toliau. Ai, be to, už ledą vandenį, tą kavytę, į dar kažką tenais, žodžiu, sumokėjau 4,08 €, jeigu ką. Bet to neblogs visai ledas. Suvalgėm tą ledą, pasistiprinom biškį, iki Karlovacą 11 km. Tai bandom judėti jau dabar be sustojimo iki Karlovacą. O tenais, nežinau. Gal kažką apsiprekinti, gal kažką pavalgyti. Kol kas dabar nei apsiprekinti kažko dar nereikia labai, nei valgyti dar kol kas norėčiau. Bet matysiu. Vis tiek čia už pusvalandą kokią būsiu tam Karlovacę. Gal pasikeis situacija iki tada. Sveiki atvykę į Karlovacą. Taigi, judam čia link to miestuką. Prasuksim ratą pro tą miestuką. Nežinau, pažiūrėsim, kol kas nei alkans, nei ištroškęs, viskas tvarkoj. Menas irgi gerai. Čia nežinau, šiandien apie 2,5-2,6 greitį eim palaikyti. Kažkoks pilnas jėgų, atrodo esu. Jau čia gerai vakar pasilisėjau. Tai nežinau, kol kas minu prasuksiu ratą, jeigu kažką sugalvosiu bevažiuodams per tą miestą, tai sugalvosiu. Juoda katė per kelią perbėga ką tik. Blog ženklas, gal nieko neatsitiks bloga. Nu va to, Karlovaco centras po kairę, tai prasukti reik. Pro tą centrą pasižiūrėsiu, kas čia gera tą miestukį. Nežinau, gali parduotuvėje sustosiu. Visai vėl kokį ledą išaučiau, nes karšta diena šiandien. Valgyti kaip ir nebaisiai noriu, bet atsigaivinti va, ledas ar šalts gėrims. Tai visai neblogai būtų. Nu va, kokią upę turim. Nežinau. Šiaip nieko įspūdinga tam Karlovacė, tik tais tiek, kad
pagal dydį nemažas, bet kažko įdomesnė. Tai čia nieko nesimato, paprasti pastatai, Lidlas, da kažką. Nieko kažko tokio, kad būtų įdomesnė negu kad kituose miestuose. O kaip čia, pratilpsiu, sutašim. Nu, vos. Va, ką veikti. Nu, čia kažkoks kaip centriuks jau, tipo skaitas, bet vis tiek nieko čia įspūdingai nematau. Žodžiu, į kokią mažesnę parduotuvėkę reikia užsistoti. Kažką truputį pasiimsiu užkasti ir judėsim toliau. O, radau parduotuvėkę. Ta, kur praeitą kartą prekinaus. Čia kaip tik dviratukai prisirakinti. Da, paviesis čia vo kaip tik. Tai kažką apsiprekinsiu, kažką greit suvalgysiu ir judėsim toliau. Pasiėmiau 2 kaip 7 Daysus. Vieną šokoladuką kažkokį čia su vaisiais. Ir ledą lygiai tokį pat, kur pirmai pirkau su Fanta. Tai dabar suvalgysiu šitą ir šitą. O tą ant kelionės dar įsidėsiu. Tai, nu, biškį užkasti ir judėsim toliau. Nu, truputį užkandau, suvalgiau tą ledą, atsivėsinau. Žiauriai skanus tas ledas, jeigu kokį kartą kokiai parduotuvikiai da užmatysiu, reikės tokį patį vėl pasimti. Nežinau, tai dabar iš to miesto čia bandom išvažiuoti ir judam toliau. Kažkaip šiandien visai smagiai ant to dviratuką sėdis. Nėra, kad ten užpakalį labai skaudėtų. Tai ir oras visai neblogs, nors ir karšta. Tai nežinau, pabandom šiandien parinkti tų kilometrų, žiūrėsim kaip čia seksis. Tai judam tolyn ir matysim, kaip čia šiandien seksis tais kilometrais. Dabar kokius kem 5 turim namynę maždaug. Kolas Tesla. Įdomiai. Jo tas portretas nupieštas ant sienos, nežinau, spėjau užfiksuoti, nes kaip tik taip iš po kampą čia išlindinėjau. Split 300 km. Gaila, bet tenais nevažiuosiu, į maršrutą neįtraukęs. Nors kiek girdėjau, tenais Split tie galai Kroatijos kaip ir patys gražiausi yra. Bet nežinau. Gal ir iš tikrųjų labai gražus. Bet kol kas kiek čia ką važiuoju, tai neįspūdingai man ta Kroatija patinka. Gal ten aišku pasikeis situacija. Nes pavyzdžiui Slovakijai, tai irgi visa Slovakija nepatiko. Tik tais kaip prie Bratislavos pradėjau artėti ten į tą galą. Tai tada tik tais pakeičiau nuomonę. Tai gal tas pats ir su Kroatija būtų, bet tiek to laikau savo pradinę planą ir vis dėlto į Splitą nevažiuosim. Ar jūs juokaujat? 81 km dabar tiesiai važiuoti. Jokia posakė nebus. Tai nežinau, biškį nuobodžiai, bet tai... Aš dabar čia ką tik įlindau į kažkokią autostradą, va. 81 km tiesiai. Matau kažkokią parduotuvikę. Čia iš to Karlovaca, kaip išvažiavau iš po to ledą. Nežinau, čia kokie apie 10-15 km nuariau. Nežinau, sustosiu, pažiūrėsiu. Da, tokioj parduotuvikiai nebuvau, bet dažnai matau aš tas parduotuvikės čia. Tai užsuksiu, pasižiūrėsiu, kuo čia gera yra, gal kažką nusipirksiu. Na, nieko baisiai įspūdinga nebuvo, bet pasiėmiau bananą, pasiėmiau snikerį, pasiėmiau kažkokį izotoninį čia gėrimą. Tai suvalgau tą bananą, suvalgau snikeriuką, nes šokolado tokio oru nepasivežiosiu pusę valandas ir košį lieku. Tai iš karto reikia valgyti. Tai žodžiu, suvalgau tos ir judu toliau. Nu va, pavalgiau, pasistiprinau. Tas izotoninis gėrims pasirodo gazuotas buvo, tai nesitikėjau, šiaip visai, kad būdavo tie gėrimukai negazuoti, bet nieko tokio, su jie gerai. Tai dabar turim apie 60 km šiandien namynę, tai dar bent jau apie kem šiandien reiktų, kad 100 toksai būtų. Na ir kaip tik tenais iš S raidės kažkokiam tenais mieste būsiu. Tai nežinau, tenais žiūrėjau tų hoteliukų aplinkui, normaliom kainom yra. Tai greičiausiai kažkur tenais aplinkui tą galą ir bazuosiu šiandien. Da, dabar tik tais apie 2:30 kažkur yra. Tai da čia to laiko yra. Gali ir toliau tenais išeis paminti.
Jeigu toliau minsi, tai viskas tvarkoj, mačiau, tenais irgi hoteliukų yra, tai šiandien iš hoteliukų pusės, manau, neblogai visai situacija yra. Tai judam tolyn ir matysim, kiek šiandien dar išėjai surinkti kilometrų. Juot, tas 36 kilometrai. Tai iki to bent jau šiandien reikia nuvaryti miestą, o toliau matysim. Bihač, tai čia Bosnija Hercegovina, 8 kilometrai. Tai būtent aš ten ir judu. Tai jeigu išeitų per šiandien 8 kilometrus dar įminti, tai būčiau su viena nakvynė tik tais Kroatijai pasilikęs. Bet nemanau, kad taip gausis, nes čia iki kokių 9 turėčiau mintį, jaučiu. Na įmanoma, bet tai kažin ar apsimok tiek draskytis čia. Tai greičiausiai bus Kroatijoje 2 nakvynės. Ką padarys? Žodžiu, buvau sustojęs nesenai čia prieš kokias 5 minutės biškį pailsėti į pavėsiuką. Sakau, reikia pažiūrėti, kur čia tas lietus, nes nuo 4 čia turėjo žaibuoti, lyti ir panašiai. O dabar kažkur be 24, kažkas tokia. Tai rodo, kad viskas pasislinka. Iki 6 valandos, tai nuo 6 tipo turėtų pradėti lyti, žaibuoti ir panašiai. Tai manau, iki to 6 valandas šiandien vis tiek minsiu. Tai pažiūrėsim, gal ir gausiu biškį lietaus dar šiandien. Nu čia, nežinau, matos. Bet irgi šiandien geri kalnai tokie. Dabar turiu surinkęs, nežinau, kokius 800 sukilimą. Ir iki viešbutuką, jeigu tenai simsiu, nes dar nieką nesibukinau, dar mačiau 300 bus. Nu tai apie 1100-1200 sukilimą šiandien tada gausis. Tas priekį dviratininkas, kur važiuoji, iš galo čia manilas į vėją. Saka, iš kur esi, kur keliauni, viską. Tai pasikalbėjom biškį. Tai ta žmogiuks iš Austrijos į Montenegro važiuoja. Tai irgi čia gausis jam biškį porą tūkstančių kilometrų. Truputį trumpesnį kelionį negu mano, bet irgi neblogai. Bet jisai su plenta dviratuku varo. Tai įdomiai taip. Tašikėm į priekį pasikabinęs, gale vieną tašikę užsidėjęs. Tai greičiausiai be palapinių nieko. Miegmaišį jaučiu, turi ir porą rūbų kažką. Bet tai ir užtenka jaučiu. Tai žodžiu irgi keliautojas toksai. Na, atvažiavom į Slunjį, tą miestą. Tai žodžiu ieškom pirmos užkandinės arba degalinės, nes labai valgyt noriu jau. Tai sustosiu, pavalgysiu ir apsižiūrėsiu dėl miegojimo vietos, kaip čia ką daryti. Tai dabar varom pagal maršrutą ir tikrai kažką rasim, kažkokią užkandinę, nes čia nemažas tas miestuks. Tai kažką sustosim ir pavalgysim greitai. Kažkokios pilies griuvėsiai tenais, kitoj upės pusiai. Neblogai. Čia gal parduotuvė kokia. Kažkas panašaus, bet tiek to pavažiuosim iki kažko kitko. Pavyzdžiui, iki čia. Čia geresnis variantas. Nu va, užsisakiau hoteliuką, kem 5 eurai. Tai čia kur ir iš pradžių planavau. Tai dar nuo čia yra 10 km ir 205 metrų sukilimą. Tai biškai bus nemažai to sukilimą. Ir turim 5. Tai varau į tą parduotuvėkę, apsipreikinu. Jaučiu čia vietoj kažką pavalgysiu, kokį sumuštinį ar kažką iš tos parduotuvės pasiėmęs. Ir tada varysiu į hoteliuką ilsėtis. Sustoju į tą parduotuvėkę, vėl savo tą draugelį sutikau iš Austrijos. Tai dabar čia sustoju prie tos parduotuvės, da kokį 20 minučių pasikalbėjom. Tai žodžiu, žmogiuks po 300 km į dieną kapoj su to plentinuku. Tai nuo Austrijos tenai, kur gyven, iki Montenegro planuoju per 4 dienas. Šiandien saka 2 diena, kaip važiuoju. Tai vakar ten 320 numynė, dabar tur apie 200, tai dar saka kokį 100 šiandien varys. Tai neblogai, jūt žmogiuks.
Gerai, žodžiu, viešbutuks užsakyts, nusipirkau čia bananą, dar kažką minimaliai taip užkandau ir varau į viešbutuką, pasižiūrėsiu kaip ten kas ir tada pranešiu jau. Matau, degalinį yra, užsuksiu, pasižiūrėsiu, gal kažką maistą rasi, nes ten nelabai yra daug ką pavalgyti, šiaip alkans iš tikrųjų esu. Tai nežinau kokį dešrainiuką, tai tikrai suvalgyčiau, tuoj pasižiūrėsiu, ar yra kažkas, ar nėra. Gavau dešrainiuką ir dar pasiėmiau apelsinų sulčių atsigerti, kol tą dešrainį valgysiu. Tai čia už degalinės kampą kažkokią užlindau. Tai žodžiu, čia atsisėdu ant žemikę, suvalgau ir judam iki viešbutuką dabar tikrai. Broča Nats, ar kaip čia būtų. Tai žodžiu, šitą miestelį miegosiu. Čia mano hoteliuks už 600 metrų, tai dabar į porą kalnų didelių užkilau. Tai dabar nusileidims iki to viešbutuką į Ramu. Tai žodžiu, toj būsiu vietai, pasižiūrėsim kaip ten kas. Nu, lygtais turėtų šit svanams būti pagal navigaciją. Bandom eiti. Eina savo. Čia kiek aš mokėjau už tą kem 5 lygtais. Tai žodžiu, už tą viešbutuką, ta prasme, kem 5. Tai kol kas jaučiu tikrai geriausias, kokiam čia buvau. Čia viskas mano. Tai žodžiu, ir salioniuks, čia miegamasis, žodžiu, viską, dvigulį, lovikį, spintas, patalinės, žodžiu, viskas, ko tik reik. Židinys yra, čia irgi mikrobangės, viskas. Tik jaučiu skalbenkės nėra, bet šiaip bele ką. Ai ve, net skalbenkė yra. Eik, ir skalbimo miltelė yra, tai reikės rūbus įsiskalbti, žodžiu, viskas čia ledas yra. 10 iš 10 viešbutukais duodu. Na, taigi, išsimaudęs, persirengęs. Uždėjau rūbukus skalbtis, tai skalbės rūbai. Dar 5-6 minutės liko. Užsikaičiau dabar vandenuką. Parduotuvė, kai buvau sustojęs, sriubytės nusipirkau, tai užsipilsiu tos sriubytės, bomžasriubės. Pavalgysiu tą sriubytę ir sėsiu prie stalo, kompą pasidėsiu. Tai eisiu video editinti. Visai čia neblogs tas staliuks, visai čia patogiai, manau, bus. Tai žodžiu, laukiu, kol užkais vanduo, eisiu pavalgyti ir eisiu dirbti prie kompo. Žodžiu, sėdu čia prie kompo, editinu video. Girdžiu čia tie vartukai trankos, nesuprantu, kas čia dedas. Sakau, kaip čia išeiti? Žodžiu, bele kaip čia vėsu kilo. Nežinau. Atrodo, kad tikrai to audra pareišia su žaibais, su viskom. Nu, įdomiai. Reiškia, nemelavo orai, tik tais, kad ne 4 valandą, ne 6 valandą, o dabar nežinau, beveik 8 yra, tai ant 8, reiškia, čia prasidės pasaulio pabaiga. Tai žiūrėsim, kaip čia tie orai. Čia lygtis linių. Nu, panašu, kad jau lyn. Jo, lyn. Tai žodžiu, laiku čia viskas spėjau susisukti. Kol editinu video, sakau, išeisiu dar pažiūrėti. Tai čia belekai prilėčia, vėjas sukilęs. Gerai, kad čia ant palapinį nemiegau, nes čia tragedija atrodo tas ariuks. Tai žodžiu, atgalindu į vidų, kur šiltas smagu. Nu tai ką, vis dar čia prie video sėdžiu editinu. Jau turim po 10-24. Tai čia dar kokį 15 minučių turėtų baigti. Tai žodžiu, tam kartui tiek. 27 dieną užbaigiam taip ir labanaktis pasimatysim rytoj. O rytoj esu sugalvojęs truputį pakeisti maršrutą. Tai nevažiuosim dar į Bosniją.